Pustrečio tūkstančio vargstančių šiauliečių gali nebesulaukti jokios labdaros. Mat miesto savivaldybės vadovai atsisako padėti paramos fondui Pagalbos sparnai. Jo atstovai pasakoja, kad valdžia nebeišgali skirti net automobilio, kuriuo būtų iš Vilniaus pargabenami maisto banko produktai skurstantiems gyventojams. Pagalbos ranką jau kelintą kartą šiauliečiams ištiesti ryžtasi tik Seimo narys. Skaudu, kad miesto valdžia į tokius prašymus žiūri tiesiog pro pirštus. Jeigu tiek meras, tiek administracijos direktorius sugeba pasiteisinti, kad trūksta pinigų, kūrų ir dėl to negali duoti mašinos, tai, žinot, aš tikrai manyčiau, kad tiek meras, tiek administracijos direktorius uždirba pakankamai gerai, kad jie galėtų paimti nors vieną kartą per mėnesį ir savo asmeniniam lėšom, savo asmeninę algą tiesiog užpilti kuro vieną kartą į automobilį, tą patį savivaldybės automobilį ir nusiųsti jį, kad parvežtų, reiškia, labdarą, kurią duoda maisto bankas. Labdaros ir paramos fondo atstovė tikina, kad vargingai gyvenančių šiauliečių vis daugėja. Šiuo metu Pagalbos sparnai globoja per 2600 gyventojų. Toli gražu ne visus juos įmanoma aprūpinti maisto banko skiriamais produktais. Daugėja ir iš maisto banko prašančių žmonių, bet va kaip matėt, kas sakė, bus apie 300 kg ir aš vėl įkliuvau į didelę bėdą, tik 4 dėžutės šitų yra, o pas mane 2500 žmonių. Kaip jiem atiduoti, kaip padalinti, net aš invalidam negaliu padalinti, tiek jų pas mus yra tuose namuose, kur mes dar turim, vežiojam, rytoj atvažiuos išvežti. Maisto bankas produktų alkstantiems Šiaulių gyventojams skiria kartą per mėnesį. Šį kartą Pagalbos sparnų organizacijai pagelbėjo Seimo narys. Kaip teks produktus atsiimti kitą mėnesį, neaišku. Organizacijos atstovai svarsto net nutraukti Pagalbos sparnų veiklą Šiauliuose. Alkstantiems gyventojams maisto produktų galėtų paaukoti ir didieji prekybos centrai. Tačiau labdaros ir paramos fondo atstovė sako, kad produktų net nebūtų kur sandėliuoti. Nors miesto valdžia dar prieš metus žadėjo tam skirti patalpas, savo žodžio kol kas taip ir nesilaiko.